Labas vakaras, 7:30 vakaro, aš vis dar nepaleidžiu darbų iš rankos. Taip kad turiu jums pristatyti dar vieną modeliuką, atvykusi į aikštelę. Kia Sportage'as. O visus mūsų automobilius, ką turime štai aikštelėje, rasite autobrokeris.com svetainėje, užeikit, pasidairykit. Galbūt kažkas tiks ir patiks, atvažiuosite į vietą, adresu Vyšnių gatvė 2, Lukšiai, Šiaulių rajonas. Apsižiūrėsite, pasibandysite. Jeigu reikės finansavimo, jeigu pinigėlių trūksta, tai, kaip sakant, tuom pasirūpinsim už jūs. 4,5% metinės palūkanos, jokių Euriborų ir kitų paslėptų mokesčių. Taip kad įmokos labai protingos ir važiuojat su nauju automobiliu. Taip pat pasiekite mūsų socialinius tinklus, važiuojam autobrokeris Facebook, Instagramą bei TikToką. Kaip kam patogiau, kad kai gauname naujus automobilius, jų nepraleistumėt, pamatytumėt patys pirmi. Na, o dabar einam prie temos. Kia Sportage'as 22 metų 10 mėnesio. Parvažiavęs su sankabos defektu. Pakeista absoliučiai nauja originali sankaba pavarų dėžiai. Taip kad tas klausimas išspręstas ir su tuo klausimu problemų neturėsite labai ilgai. 22 metų 10 mėnesio Sportage'ukas, 1,6 litro, 100 kW, dizelinas elektra. Dizelinas elektra, turi partronikus priekyje gale, turi galinio vaizdo kamerą, turi kylesą. Taip pat turi distroniką, atstumo palaikymą, susidūrimo prevenciją, žibintukai gražus. Užeinam į galą, gale viskas tvarkoj, diržai užsiekti, saktis laiko, jokių problemų. Taip, bagažiniai. Viskas tvarkoj. Bagažinės užuolaida yra, viskas kaip priklauso. Taip, einam į priekį. Čia elektra, štai tokios apdailos, vairuotojo sėdynė tvarkinga, niekas nesuplyšė, nesudriskė. Čia irgi taip pat niekas nesuplyšė. Čia visur viskas gražu, didelė multimedija per visą. Taip, podelių laikikliai, autoholdas, nuokalnės stabdis, start-stop sistema, kam aktualu, automatas, kaip sakiau, 2 rakteliai, čia klima, kondicionierius, viskas veikia, navigacija veikia, ženklų atpažinimas, linijų palaikymas, pilnai multifunkcinis vairiukas. Automobilis turi 198 tūkstančius ridos, važiuoja tvarkingai, technikinis lietuviškas, naujas, taip kad nusipirkus galite tiesiai važiuoti į registrą, registruotis automobilį savo vardu ir jį eksploatuoti. Tai va, tiek būtų naujienų tam kartui. Šito automobilio kaina 19 600 €, kaina negalutinė, dėrybos būtinos, kaip visada, visiems turimiems automobiliams aikštelėje. Domino toks variantas, skambinkite, rašykite, kontaktais nurodytis virš mano galvos, važiuojam autobrokeris Facebookas, Instagramas, arba skambinkite nurodytų telefono numeriu. Arba tiesiog atvykite mūsų darbo valandomis į aikštelę Vyšnių gatvė 2, Lukšiai, Šiaulių rajonas. Apsižiūrėsit, pasibandysit, prasivažiuosit, jeigu viskas tiks ir patiks, įsigysite šitą ar bet kurį kitą, kurį turime aikštelėje. Tam kartui sakau tiek, gražaus jums likusio sekmadienio ir susimatysime antradienį aikštelėje. Pirmadieniais nedirbame. Tai vat, dirbam nuo antradienio iki sekmadienio. Šeštadienis, sekmadienis taip pat dirbame. Ačiū už dėmesį dar kartą ir iki sekančio susitikimo. Iki.